Įsidarbinimų portfelis – tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Šioje pamokoje sužinosite, kaip sukurti CV vaizdo įrašų formatu. CV sukūrimas vaizdo įrašų formatu yra labai gera idėja siekiant, kad potencialus darbdavys galėtų susipažinti su jumis prieš darbo pokalbį. Kaip tai padaryti? Naudokite savo išmanųjį telefoną. Galite įrašyti save naudodami trikojį arba paprašyti draugo, kad jūs nufilmuotų, tik stenkitės, kad fotoaparatas ar telefonas nejudėtų. Žiūrėkite tiesiai į kamerą ir stovėkite gana arti, kad įsirašytų geros kokybės garsas. Kiek laiko turėtų trukti įrašas? Siūlome neilgesnį nei 1 minutės. Prieš pradėdami įrašinėti, pasirinkite ramią vietą filmavimui. Vaizdo įrašo fonai galite pasirinkti baltą arba šviesią sieną. Taip būsite tikri, kad vaizdas bus aiškus ir neblaškantis dėmesio. Stenkitės, kad būtų kuo daugiau šviesos, o už jūsų nebūtų lango. Toliau turėtumėte pasirinkti aprangos stilių pagal tikslinę auditoriją, į kurią kreipėtės. Pavyzdžiui, jei kandidatuojate į naujai įsikūrusią įmonę, galbūt norėsite apsirengti laisviau, tačiau išliekant profesionaliu. Dabar turėtumėte tiksliai pasirašyti tekstą, kurį ketinate sakyti. Tai vadinama vaizdo įrašų siužetinės lentelės kūrimu. Siūlome 4 pagrindinės siužetinės lentelės dalis. Pirmiausia, prisistatykite. Nurodykite savo vardą, pavardę, amžių, šalį ir pilietybę. Antra, pristatykite savo pasirinktą profesiją, savo darbo patirtį ir įmonės, kuriuose dirbote. Trečia, apibūdinkite profesinės kompetencijas, kurias įgijote mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo metu ir kaip šios kompetencijos gali būti naudingos būsimam darbdaviui. Galiausiai pabrėžkite savo stipriąsias savybės ir kodėl įmonė turėtų jūs įdarbinti. Kalbėkite aiškiai, neskubėdami tarkite žodžius, rodykite entuziazmą ir šypsokitės. Kai pabaigsite, įrašykite vaizdo įrašą AVI, MP4, MOV ar FLF formatu tiesiai į debesies saugyklą arba atsisiuntus į kompiuterį išsiųskite L paštu arba naudodami WeTransfer failų persiuntimo galimybę. Parodykite savo CV vaizdo įrašų formatu draugams, šeimos nariams ir mokytojams. Paprašykite jų atsiliepimų ir būkite pasirengęs atlikti pakeitimus bei perfilmuoti kelis kartus, kol viskas bus tobula. Kai peržiūrėsite šią pamoką, išbandykite interaktyvią mokymosi veiklą, kurią parengė įsidarbinimo portfelio komanda. Tai padės jums įgyti smagios savarankiško mokymosi patirties. Baigę, galite palyginti savo atsakymus su pavyzdiniais atsakymais ir įsidarbinimo portfelio komandos parengtomis gairėmis. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenę Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.